Sveiki visi, Automoto LT kanale, su jumis sveikinasi Julius ir šiandieną apžvalgoje pas mane yra Kia flagmanas, tai Kia EV9, tai pilnavertis SUV, niekas nesupyks, galima pavadinti turbūt ir minivenu, nes turi trečią juostą sėdynių, turi erdvų saloną. Šiandien aptarsime šio 2,5 tonos sveriančio SUV dizainą, prasivažiuosime, pasižiūrėsime, kaip jisai važiuoja, pasižiūrėsime, kokios technologijos yra viduje panaudotos, palyginsime šiek tiek su kitais konkurentais, tokiais kaip Tesla Model X ir BMW iX. Tad įsitaisom patogiai ir pradedam apžvalgą. Pirmas dalykas – dizainas. EV9 yra didelis, jis turi griežtą šiek tiek kubinį siluetą, ilga stogo linija ir masyvus galas. GT Line komplektacija papuošta dideliais ratlankiais, padangų dydis R21, sportiškesniais buferiais ir juodomis akcentinėmis detalėmis. Tai suteikia agresyvumo, bet taip pat ir neperkrauna. Dėl dydžio jis atrodo solidžiai. Tai tikrai SUV, kuris bus pastebėtas miestelyje ar užmiestyje. Jei mėgstate futuristinį, bet neatgrastantį stilių, EV9 būtent toks. Atidarius dureles ir čia jau iš karto mus pasitinka wow efektas, didelis horizontalus ištemptas ekranas, minkštos visur aplinkui medžiagos palietimui, prabangios apdailos detalės GT Line. Sėdint priekyje jautiesi erdviai, panelė neapkrauta mygtukais, valdymas kryptingas į vairuotoją, antroje eilėje vietos su kaupu, o trečioje tikrai sugebės atsisėsti ir suaugęs. Iš kairės pusės standartiškai mes matome visą informaciją reikalingą vairuotojui, tai greitis, baterijos įkrovimo lygis ir kiti parametrai. Dešiniau, jau pačią dešinę, tai yra multimedijos ekranas, čia viskas yra aišku. Noriu pagirti tikrai Kia multimediją. Suprantama, atsisėdai 5-10 minučių maks ir viskas aišku, kur ką rasti. Ir per vidurį turime kondicionavimo sistemos meniu, kur galime viską susireguliuoti, kaip norime, kad automobilio kokia temperatūra salone būtų, ar kaip pūstų vėjelis, kaip matau, čia įjungiam auto. Ir čia per vidurį matome lietimui jautrius mygtukus, tai sudubliuota, galima sugrįžti paspaudus Home mygtuką į pagrindinį meniu, tai va, kaip matome, paspaudžiam Home, sugrįžta. Galime įsijungti navigaciją iš karto per vieną meniu ir paieškos meniu, po to medijos irgi mygtukas, susijungti galime radijas, papildomus išorinius, tai sakykime, ar per muziką turime, per USB laikmeną, ar norime pasiklausyti per Amazon Music. Toliau setup mygtukas, čia galime greitai susireguliuoti visus automobilio parametrus, ką mums reikia, kaip apšvietimas būtų, prietaisų skydelio ar kažkas kita. Tai paspaudžiam Home, grįžtam, garso reguliavimo mygtukas ir išjungimas garso sistemos. Ir čia jau matome fizinius mygtukus, temperatūrai sudubliuota, galima greitai pasireguliuoti, padidinti, pamažinti vėjelio greitį ir pasirinkti, kaip pučia vėjas, ir keleiviui lygiai taip pat lengva susireguliuoti temperatūrą savo. Einame prie durelių vairuotojo, kas mane labai stebina ir iš tikrųjų funkcionalu ir patogu, tai yra mygtukai durelėse sustatyti. Čia matome įjungimas vairo pašildymo, čia masažas, čia apipūtimas, vėsinimas kėdžių, šildymas ir dvi atmintis galima susireguliuoti, kaip norime, kad automobilis įsimintų mūsų sėdėjimo padėtis. Standartiškai turime čia veidrodėlių reguliavimą, užrakinimą, atrakinimą galinių durų ir langų pakelimo mygtukus. Ir taip pat atjungimas galinių langų, kad gale negalėtų naudotis. Kas nustebino, tai kad durelėse yra nedidelė
dėtuvė. Įprasta, kad vairuotojo ir keleivio durelėse yra pakankamai didelės dėtuvės, kur galima didelį įsidėti buteliuką vandens. Bet mažam buteliukui užtenka vietos, pasibandžiau, tad nėra didelės ir problemos. Šitas automobilis tikrai jaučiasi prabanga, tai turime ir Meridian garso sistemą, turime ir head-up displėjų, aišku, gaila, čia dabar nelabai matysis, informatyvus, vairas minkštas, malonu liesti, važiuojant labai patiko, kad gerai jaučiasi tarp ratų ir vairo sąsaja ir tikrai gerai jaučiasi, kaip valdyti automobilį šį. Tai čia matome ir pasirinkimą važiavimo padėčių. Turime mes čia jas 4, tai sportas, drive'as, eco ir normal. Yra lygiai taip pat ambient apšvietimas vidaus, tai kiekvieną paspaudus ir pasirinkus, kad ir sportas, sakykime, važiavimo, dega raudonai, nežinau ar matysis, galima perjungti, sakykime, į My Drive'ą ir persijungia į kitokį apšvietimą. Labai gražiai atrodo vakare. Taip, čia galime pasirinkti ir važiavimo būdą, nes tai visais 4 varantis SUV ir čia mes matome, galime pasirinkti snow, mud ar sand paviršius. Tai snow natūraliai yra sniego, purvų ir smėlių važiuoti. Čia matome viską, kas susiję su pagalbiniam sistemom, taip ir distronikas, ir autopilotas, ir linijų palaikymas, susireguliavimas. Ir šitoj pusėje jau reguliavimas yra labiau su multimedija, kas susiję. Tai garsas, kitos stotis. Šone čia matome, kad ir iš vidaus galime atidaryti įkrovimo lizdą lauke esantį, priekinį kapotą atidaryti, bagažinę ir išjungti, įjungti stabilizavimo sistemą. Ir elektroninis rankinis stabdis. Taip, perjungimo svirtis pavarų, tai parkingas, drive'as pasukus rankinėlę, gal atbulinė pavara ir sugrįžtam į parkingą. Ir čia išjungimas, įjungimas elektromobilio. Centrinė konsolė didelė, patogi, atsidaro yra dėtuvė. Čia turime bevėlį telefono krovimą. Kas patogu, įdėjus telefoną, toj pabandysiu pasiimti ir pamatysime, įdedant telefoną, jis yra su nuokalne, sakykime, telefonas niekur neslaidžioja važiuojant, gerai laikosi. Ir pradėjus telefoną krauti, užsidega, kaip matome, geltona lemputė ir matome tikrai, kad telefonas yra kraunamas. Čia viskas, kas susiję yra su apžvalga automobilio, tai sakykime kamerų padėtis, galime paspaudus mygtuką įjungti, išjungti parkingus čia. Čia paspaudus galime iš karto pamatyti 360 laipsnių aplinkui automobilį, kas yra labai patogi funkcija, sakykime, kad ir priekį važiuojant prie bordiūrų galima visą laiką įsijungti ir pasižiūrėti, kiek arti galime važiuoti ir saugiai jaustis. Nuokalinės nusileidimo mygtukas ir auto holdas standartiškai sustojus, nereikia laikyti ant stabdžio pedalo. Čia matome jau iš neįprastų dalykų, tai piršto antspaudo atpažinimą, galima susireguliuoti, kad atsisėdus į mašiną, palietus, automobilis iš karto prisitaiko prie tavęs, prie visų nustatymų, ką buvai nusistatęs. Dėtuvė daiktams. Erdvi, dideli buteliukai įsideda be jokių problemų, labai gerai suorganizuota. Jeigu nereikia, mes turime didelę erdvę, jeigu norime įsidėti kažkokį buteliuką, paspaudžiame, atsidaro ir įsideda 2 buteliukai. Atgal susideda, sukam atgal, atgal susidėję išimsiu. Čia skardinė, užsidaro, prašom, gražiai atrodo tvarkingai. Toliau einame, apačioje turime didelę dėtuvę, susidėti daiktams, kas tik tai į galvą šauna, daug vietos. Čia turime krovimo lizdus, tai matome Type-C jungtį, Type-C jungti krovimui. Šita jungtis yra skirta grinai krovimui, tai netgi
kiek skaičiau, gali palaikyti iki 100 vatų krovimo, tai net ir savo kompiuterį galima būtų įsikrauti. Ir čia turime 12 voltų rozetę, čia yra iki 180 vatų. Dar viena įdomi detalė, tai kad šitas Type-C jungtis, paspaudus, tai jinai tik tai krovimui šita skirta yra, o dabar paspaudus jinai ir krovimui, ir duomenų perdavimui. Lygiai taip pat, prijungus telefoną, galima visą informaciją pateikti į multimedijos prietaisų skydelį. Labai gražios medžiagos, gražiai atrodantis tikrai dizainas. Iš niuansų tai labai patogi jau funkcija, tai sakykime šito 7-viečio automobilio SUV, tai kad jeigu gali trečioje eilėje sėdintis keleiviai stoja galinį veidrodėlį, mes visą laiką galime įjungti elektrinį ir matysime, nesvarbu ar gale yra uždengtas mums galinis langas. Labai patogi funkcija ir funkcionali. Viršui turime mes čia skeltą panoraminį stiklą, tai galime užsidaryti, atsidaryti. Visos medžiagos, kas patinka, minkštos ir tikrai atrodo kokybiškai šitas dalykas. Liukas atsidaro ir galinis jau čia turime mes elektrinį užuolaidų uždarimą. Jeigu per daug šviesos, galime užsidaryti. Priekinės ranka. Taip atidarome. Iš neįprastų dalykų tai dideli nuo saulės skirti atlošai. Atidarius didžiulis veidrodėlis. Liesti medžiagos minkštos, švelnios, tikrai priduoda premium klasės segmento automobiliui jausmą. Čia standartiškai šviesos, kaip matome, įsijungti, išsijungti salono ir reguliavimas liuko ir užuolaidos galinės. Keleivio vietoje yra ventiliuojamos ir šildomos sėdynės. Čia galima reguliuoti keleivis gale sėdintis, gali reguliuoti kėdę. Tai paslinkti ją į priekį ar atgal, ar atlošti. Dabar paspaudžiau atlošimo funkciją ir kaip matome, kėdė pasiruošia, atsilenkia į relaksavimo poziciją ir kaip matome, net ir yra kojų palaikymo funkcija tuo pačiu. Taip kad ilgose kelionėse tikrai galima mašinai pailsėti sustojus. Taip, sugrįžtam atgal. Paspaudus mygtuką. Ir čia matome, kiekvienas turi Type-C jungtis, krauti telefonui. Tai šitose vietose. Čia dar turi ir gale keleiviai gali pasidėti vidurinės eilės savo buteliukus, kad tvirtai laikytųsi ir neiškristų jie. Einame gal į galą dabar, į vidurinę eilę. Čia turime kėdes, kurios reguliuojasi. Galima pasireguliuoti į priekį atgal ir lygiai taip pat atlošą atversti, užversti labiau. Gale stojama su ventiliuojamis ir šildomis sėdynėmis. Yra užuolaidėlės, kurios nusiema, reikia daugiau privatumo, užsidedi, atsisėdam į vidų. Vietos čia labai daug, turi daiktadėžę, gali pasidėti papildomiems daiktams. Yra ir atskiras klimato kontrolė gale važiuojančiams asmenims. Galima susireguliuoti, kaip norime, temperatūrą, ventiliacijos angos. Tad ir gale komfortabiliai jaustis galima. Vietos viduriniai eilėj tikrai daug. Manyčiau, nenuostabu, nes automobilis yra didelis. Kas įdomiausiai, dabar pereiname į galinę vietą. Kaip matome, kėdės atsidaro labai plačiai, patogu įlipti. Žiūrėsime, kiek trečioje juostoje yra
vietos. Elektroniškai atsilenkia trečia eilė kėdžių. Jau kaip ir rodžiau, atsidaro galinė kėdė labai paprastai. Tai užverčiam atgal, pasispaudžiam mygtuką, atsilenkia, daug vietos. Aš tikrai nemažas žmogus, beveik 2 metrai dydis man. Sėdam į vidų. Pasižiūrim. Vietos pakankamai yra. Tikrai važiuoti iš bėdos galima ir tokio dydžio žmogui. Gale matome lygiai taip pat yra įkrovimas telefonui keleiviui trečiai eiliai. Pasidėti gėrimams, maža dėtuvė dar ir mygtukai pasireguliuoti galime net ir atlošą patogu. Pabandom dar uždaryti kėdes. Aišku, vietos jau tikrai nėra labai daug. Pakalbėkime apie svarbiausius EV9 skaičius. Tai apie bateriją. Joje yra montuojama 100 kWh baterija, iš kurios 96 yra naudingo naudojimo. Kiek man žinoma, Lietuvoje yra tik tai pasirinkimas iš vienos komplektacijos, tai GT Line. Čia jau eina jinai su visais varančiais ratais. Gale yra 379 arklio galios, 700 Nm sukimo momentas. Kalbant apie įsibėgėjimą ir didžiausią greitį, tai reikėtų paminėti, kad gamintojas deklaruoja 5,2 sekundės iki 100. Šitą būtinai išbandysime ir pasižiūrėsime. Ir didžiausias greitis jo yra 200 km. Kalbant apie nuvažiuojamą atstumą, tai gamintojas deklaruoja, kad su visų ratų varančiais ratais jis nuvažiuoja virš 500 km. Realybėje mes galime matyti nuo 300 iki 480 km. Tai aišku labai priklauso nuo to, koksai yra metų laikas ir kaip mes važiuojame su šiuo elektromobiliu. Jie taip pat reklamuoja, kad šitame modelyje yra 800 W architektūra ir turi labai spartų įkrovimą. Tai netgi virš 300 kWh per valandą greito įkrovimo. Kalbant paprastai, nuo 10 iki 80% bateriją galima įkrauti per mažiau nei pusvalandį. Kas iš įdomybių dar, tai kad lygiai taip pat šitą turintis architektūrą automobiliai gali ir atiduoti energiją. Tai atidarom bagažinę, gale automobilyje yra rozetė, prie kurios galima prijungti papildomus prietaisus. Kaip pavyzdys galima paminėti ir virdulį. Iš įdomybių tai, kad rozetė yra pakankamai galinga, gali netgi atiduoti iki 3,6 kWh galingumu. Viena iš svarbių EV9 punktų tai traukiamoji galia, kuri yra 2 tonos 270 kg. Tai ypatingai svarbu, jei planuoji traukti priekabą, vežti mažą katerį ar kemperį. Aišku, tempimas mažina nuvažiuojamą atstumą ir reikalauja papildomos įrangos. Tai vairuotojui reikėtų vadovautis gamintojo instrukcijomis. Palyginkime su konkurentais ir pradėkime nuo Tesla Model X. Dažniausiai pirmas pavyzdys, kai kalbama apie didelius elektrinius SUV. Palyginus su Model X, EV9 dažniausiai yra ženkliai pigesnis už panašiai įrengtą Model X. Tesla privalumas būtų didesnis nuvažiuojamas atstumas ir būtent greito įkrovimo tinklas. Tesla taip pat turi labai stiprią programinę ekosistemą, tačiau EV9 siūlo geresnį kainos ir įrangos santykį, erdvesnį interjerą, trečią eilę sėdynių ir tradiciškai geresnį aptarnavimą
Toliau kitas konkurentas tai būtų BMW AX, vokiečių premium segmentas, labai subtilus vairavimas, markė, kuri turi aurą. Tačiau už tą pačią sumą kaip į V9 tu greičiausiai gausi mažiau vietos trečioje eilėje, gal mažiau šeimyninės logikos. Į V9 dažniau pasiūlys geresnį kainos vidaus erdvės balansą Lietuvoje. Taigi, klausimas, ar prioritetas yra markė, off-road galimybės, maksimalus atstumas ar erdvė plus kaina. Jei erdvė plus šeima plus gera kaina, į V9 labai patraukli alternatyva. Kalbant apie EV9 kainą ir konkurentų, tai EV9 dažniausiai prasideda žymiai pigiau už kai kurios premium konkurentus, kaip jau ir aptarėme, už Model X ar BMW iX. O už tą pačią sumą gauname didesnį saloną ir pilną komplektaciją funkcijų. Tai daro EV9 labai stiprių pasiūlymų šeimos pirkėjui ir kam reikia 7-vietės konfigūracijos ir geros įrangos už protingą kainą, renkasi šį modelį. Pakalbėkime ir apie minusus šio automobilio. Tai pagrindinis būtų realus nuvažiuojamas atstumas. Gali mažesnis būti nei deklaruojama. Ypač priklauso nuo komplektacijos ir metų laiko, kaip ir minėjau. Dydis šio elektromobilio yra didelis, taigi manevravimas ir parkavimas gali būti problema. Programinės įrangos patobulinimai Kia daro didelių žingsnių, bet Teslai vis dar atsilieka. Tai, kas man labiausiai patiko, tai erdvumas trečioje eilėje, patogi pakaba, aiškus kainos ir kokybės santykis. Taigi EV9 jaučiasi kaip visapusiškas šeimos automobilis. GT Line apdaila suteikia prabangaus jausmo be astronominių išlaidų. Taigi išvada būtų tokia, Kia EV9 GT Line yra labai subalansuotas pasiūlymas elektrinių SUV segmente. Jis siūlo realų kasdieninį naudingumą, konkurencingus techninius duomenis ir gerą kainos vertybių santykį. Jeigu nori praktiškumo, vietos ir geros įrangos, EV9 verta rimtai apsvarstyti. Jei tau svarbu vien tik maksimalus nuvažiavimo atstumas ar bekelės galimybės, žiūrėk konkurentus, bet daugumos šeimų atveju EV9 bus protingas pasirinkimas. Ir jei tau patiko ši apžvalga, spausk like, prenumeruok Automoto LT kanalą ir užduok klausimus. Komentaruose pasakyk, kokios kitos apžvalgos norėtum, paminėk rūšį, nes darau apžvalgas ir automobilių, ir keturračių. Susitiksime kitą savaitę. Geros savaitės, iki.